Šis bėdų turgaus siužetas netoks kaip daugelis. Nors mūsų herojė Irma su 5 metų sūneliu Deividu per dieną maistui išgali skirti vos po 1 litų, skurdo šiame reportaže nepamatysite. Tiesiog moteris neturi kur pasikviesti filmavimo grupės. Valdiškuose namuose užaugusiai Irmai jau 32, bet ji taip ir neįsirengė savo kampo. Ir dabar jiedu su Deividuku nuomojasi kuklų kambarėlį, bet bijo būti išprašyti lauk. Todėl ir mūsų neįsileidžia. Irmą kalbiname Garliavos seniūnijoje. Būdavo tikrai ateina, pasako, viskas tau duodu 2 savaitės ar mėnesį laiko kraustytis. Ir įsikraustai ir eini kur pigiau, ir eini ten, kur sąlygos visiškai prastos. Vėl, kai susiradau, kur gyventi, atrodo vėl pastoviai, pasirodo ten geria tas šeimininkas. Jam trūksta pinigų, ateina vos nereikėtų, jau už mėnesį sumokėta. Ir pasako, Irma, susimokėk, nes būsi išmesta. Ir atjungė elektrą, atjungė tą vandenį. Nusiprausti nėra kaip. Per dieną turėti litrą vandens su vaiku reikia ir apiprausti ir viską. Šeimininkas, net pats šeimininkas, pas kurį tu nuomojasi, kuriam tu sumoki pinigus, tau pasako, tau litro vandens bus užteks tau dienai. Čia ne mano reikalas, kaip nori taip verskis. Ir vėl einu, ir vėl iš jo kraustausi, pas kitus persikraustau, pasirodo, vėl moteriškė geria. Negali nieko atsivesti, kad ir paprastos draugės, nes būtie kvapas nežmoniškas. Mes internatiniai, sako Irma, lyg nežmonės. 100 kartų turime įrodinėti, kad esame tokie patys kaip ir jūs. Retas, kuris mumis patiki ir ištiesia pagalbos ranką. Todėl tiesiog gatvėje ją užkalbinusią Ireną Irma vadina tikrų stebuklų. Mano mamulė, sako ji, geriausia patarėja, globėja ir draugė. Man ir norisi žmogui tam padėti dėl to, kad jinai viena ir suprantat, nieko nėra. Ir mes su jam ir pakalbėdavom, kad atseit, vis tiek, sakau, tu turi kabintis, nesvarbu, jinai, žinot, savi žemina, kad jinai augo tenais, tam namuose, viską ir, tipo, kad blogai jai. Ir aš sakau, bet tai tu turi įrodyti, kad tau irgi reikia. Tas minimumas tai yra, kad aš skaitau, kad tikrai labai riba tokia labai egzistencijos žema. Ir įsivaizduokit, kai reikia važiuoti ir į darbą, ir visur, ir to labiau, kaip mes dar, sakau, šiai net ir mes paskaičiuojame, abidvi, kiek visko reikės, ir tai, žinokit, maistui lieka. Aš jai sakiau, buvo taip, kad 2 litai dienai. Tai sakau, jeigu tu nuėjai šiandien, išleidai 6, vadinasi, sakau, tu 3 dienas į parduotuvę neini. Ir tai, įsivaizduokit, tai yra baisu. Kelionė, sakau, kelionė 110 litų, darželė 160, nuoma 120 mažiausiai, ką mes buvom išnuomavę jai, nuo 2,5 plus komunaliniai patarnavimai. Tai, žinot, kažkaip tai yra, viskas, sudėdi ir tie 760 jau yra. Ir nereikia valgyti. Aš jai ir taip ir sakydavau, sakau, tu neturi valgyti, sakau. Antiek išvargau, kad baisu buvo man tuo metu. Ir aišku, kaip sakoma, mano mamulė, kaip sakau, jinai draudė man imti tas paskolas. Jinai padėjo man nežmoniškai daug. Ir tais būstais padėjo ten. Ir daiktais, ir rūbais, ir apmokestindavo kelią man, kad nors ir iki darbo, ir nuvažiuoti. Bet žinot, kaip sakoma, viskam yra ir mano galimybės, ir viskas. O taip tai mes tankiai bendraujam, ir tiek, kad, žinot, būna taip, kad pernai ir prieš naujus ir dabar viskas, žinot, surinki, pasirūpini ten drabužėliais, viskas ir organizuoji dovanėlę. Ir viskas, ir važiuoji į svečius, o kai valgyti neturi, tai grinai sėdu, atvažiuoji, žinot, nupipirki. Žinau, kad labiausiai mėgsta, sakysim, ūkiškai valgytinai, mėgsta lašinius, duoną, tai tada pieną, varškę, tai apipirki, žinot, būna toksai kaip balius, kaip aš sakau. Deividukui, žinot, ten nupirki į priekį kažkokių jogurtų ten kelis, ten varškės surelių tų visokių nupirki, ir viskas. Ir nusiperkam butelį limonado, kad balius būtų jam ir vaikštam po parką kur nors. Nedidelę šventę Deividukui norime surengti ir mes. Todėl jį su mama ir ponia Irena pasikviečiame į Kauno zoologijos sodą. Pirmą kartą čia atėjusi berniuką svetingai sutinka gidė Violeta. Štai tau ir karalius visų gyvūnų karalystės. Ir molė užsimego, liežuvį rodo. Begėdė kokia, matai? Eime čia geriau gal matyti. Ai. Labas, Vilda. Čia kokie tos svečias.
Jis gina uodegą, sako, man labai patinka Deividas, reiškia savo tokį džiaugsmą mums. Ruonis, ką jūs Baltijos jūros gyventojas, šiaurės gyventojas. Žiūrėkit, aš tai visada sakau, kaip koks odinis maišas pripiltas riebalų, ne? Ką ruoniui duotum ėsti? Matai, čia maistas, yra gyvūnas ir yra maistas. Va čia maistas. Ką duotum ruoniui ėsti? Tai turbūt ruonis valgytų žuvį. Ką duotum ruoniui? Ruoniukui, ką duotum ėsti? Bananų? Bananų ne. Kol Deividukas džiaugiasi pažintimi su egzotiškais gyvūnais, savo vaikystę prisimena ir Irma. Nuo 4 ji augo Alytaus vaikų globos namuose, kur pateko po tėvelio mirties. Motina paskutinį kartą matė būdama 9. Prisimenu, kaip šiandien buvau žaidimų kambarį, kaip mes vadinam internatiniai mokykloje, yra toks žaidimų kambarys. Ir ateina jau iš direktorės pavaduotojas, sako, pas jumis kolidoriai mama. Kaip mama, ir aš taip prisimenu, kaip šiandien išbėgau iš žaidimų kambario ir lėkiu per visą kolidorių, mamą, žiūriu, tokia aukšta, graži visa ir stovi patėvi šalia jau jos. Ir tiesiog aš ją apsikabinau, bet aš tokį pajutau šaltumą. Jinai taip mane taip lyg atstumė ir einam, nėra čia ko glaustytis kažką, taip va, pasakė ir nuėjom į žaidimų kambarį šnekėtis. Tai patėvis, prisimenu, mane paėmė ant kelių, mama taip kažkaip šaltai. Tai tu čia, sako, viską gauni, tai tu čia pavalgius. Tai ten su auklėtoja, tai sako, taip, mes rūpinamės, vienu žodžiu, vaikai be tėvų, kiti turi tėvelius, bet atsilikę, ta prasme, kas liečia protų, ten nesimokina normaliai, negali įti vidurinę mokyklą. Tai ir auklėtoja uždavė mamai tokį klausimą, tai sako, tai gal vis dėlto jau kaip mūsų vaikas augintas jau turės namus, tai mes negalėsim, nes mes gyvenam toli ir mes ištisai neprivažinėsim, mes per šventės galėsim, o patėvis sako, tai ką tu šneki, va taip va, ir buvo toks. Ir prisimenu, buvo Kalėdos ir kažkaip mama atvažiavo prie šventės mane paimti. Ir jau man reikėjo važiuoti, atostogos baigėsi ir paskambino mamos sesuo jai į telefoną ir sako, ar jūs greitai atvažiuosit. Į Alytų, nes iš Alytaus jau turėjau važiuoti į internatinę mokyklą, dar pasidžiaugti su pusbroliais ir tada važiuoti jau į internatinę mokyklą. Tai čia būtų po naujų metų buvę viskas. Ir mes atsidūrėm Estijos autobusų stotinės, mama gyvena Estijoje. Tas miestas man buvo gražus, patėvis ten dar apipirko mane, pridėjo ten visko į maišus. Ir patėvis sako, aš jau važiuosiu link savo namų, o tu, sako, vis tiek jau palydėk, vienu žodžiu, dukrą, žinai. Tai jie da ten biški stoteliai kažkaip apsižodžiavo, apsipyko kažkaip, aš kiek supratau rusiškai, ką jie ten kalbėjo. Ir mama bent po kažkiek minučių sako, einu į tualetą. Ir kaip nuėjo į tą tualetą, taip ir nuėjo. Man buvo 9 metai. O ar matei tokį grožį? Pone arkliukas, šitas į mažumą. Šitas ir tu, Deividuk, toks mažytis. Tai yra žaltys. Tokio žalčio Lietuvoje nesutiksi. Amerikoje gyvena toks žaltys, žinai. Vadinasi, žinai, kaip gražiai? Kukurūzinis žaltys. Ar jis nekanda? Taigi tu jo neskriausi, jis tau ir neįkąs. Ne. Tu tik paglosti, patai, priliesk vasarankį. Tiesiog gali paglosti, taip va. Kada vaikui teko krizių centre gyventi, tai man buvo tokia baimė. Mama, kodėl, sako, aš negaliu eiti pasivaikščiot? Sakau, negalima. Kaip negalima? Ką čia mūsų, sako, neišleidžia? Tai yra režimas. Režimas, prie kurio nenoriu savo vaiko pripratinti. Noriu, kad jisai žinotų, kad reikia atsikelti darželį, išeiti, kad jisai gali eiti pasivaikščioti su mama laisvu oru, gražiu oru ir laisvai parduotuvę, kad nebūtų laikas, va, ten 20 minučių galiu ilgiau ir kad aš galėčiau ir vaiko palikti. Niekada. Niekada. Už tai galbūt aš ir einu taip, kad kaip einu, taip. Ir aišku, nesitikėjau, kad teks man šitaip. Bet kam ta instancija sutverta tam, kad kažkam irgi padėti? Gal aš
kažkom kažkada irgi padėsiu žmonėm. Gal ta mano gera širdis irgi daugam gali padėti. Ir mano ta tvirtybė gal daugam padės, kad būkit mamos stiprios, nepalikit savo vaikų dėl kažko tai, dėl vyrų, dėl to, kad kažkas jumis muša. Niekada negyvenkit smurtę, niekada nepalikit savo vaiko. Aš visom tą patį dabar sakau. Ir eisiu iki galo. Mano Deividas tai paguoda ir aš, pavyzdžiui, prisimenu, kiek jam tenka irgi ištverti, vis dėlto tas neturėjimas pastovios gyvenamosios vietos, kai teko ieškotis. Manęs Deividukas sako, mamytė, paklausk, ar su vaikais priima nuomotis, tai apsišarvoju tą kantrybę. Sakau, priims Deividukai. Ir aš sakau, bet mama, kai aš užaugsiu, tai aš pirmoji eilėj nupirksiu namą ir tau, ir savo. Ir laiko mane vaikas, jis man ir lovą pakloja, ir blynus padeda užmaišyti. Mane vaikas laiko. Man vaikas yra stiprybė. Vaikas man yra stiprybė.